Taigi pirmoje serijoje norėčiau supažindinti, kas tai yra Cycling Cross dviratis ir kuo jis skiriasi nuo plentinio dviračio. Kuo skiriasi plentinis ir Cycling Cross dviratis? Taigi šiandien bandysiu aptarti, kuo skiriasi šitie du dviračiai, Cycling Crossas ir plentinis, ir įvardinti jų didžiausius skirtumus ir panašumus. Pirmos išvaizdos tai labai panašus dviračiai, bet ganėtinai ir skirtingi. Didžiausias skirtumas ant Cycling Cross dviračio yra padangos. Ant šio dviračio yra 33 mm, kaip ir leidžia UCI taisyklės. Tačiau daug kas naudoja nuo 32 iki 35 mm pločio. Kaip žinome, ant plentinio eina slikai nuo 23 iki 20 mm pločio. Stabdžiai. Ant Cycling Crosso dviračio yra suprojektuoti taip, kad daugiau vietos liktų padangoms. Ir važiuojant drėgnomis sąlygomis, nebūtų didelių nesklandumų dėl stabdymo. Tačiau taip yra, kad ant Cycling Crosso dviračio stabdžiai yra didžiausia problema. Dažniausiai varžybos vyksta ganėtinai sunkiomis sąlygomis – purvais, smėliu, šlapia žole, todėl reikalingi kuo geresni stabdžiai. Todėl į rinką jau prieš keletą metų atėjo diskiniai stabdžiai. Taigi, Cycling Cross geometrija yra visai kitokia negu plentinio. Jie yra aukštesni bei trumpesni. Su jie yra patogiau važiuoti, lengviau yra įveikti posūkius bei važiuoti stačias įkalnes. Purvas nestringa tarp galinės ir priekinės šakės, nes yra palikti didesni tarpai tarp jų. Taigi ant šio dviračio yra 2X10 transmisija, kuri yra prieki 36 ir 49 žvaigždės. Palyginus su plentiniu jos yra ganėtinai mažesnės, tačiau tai užtenka pilnai įveikti tiek sunkes trasas, tiek lygias trasas. Taigi, paskutinis skirtumas tai yra pedalai. Plentiniai pedalai pritaikyti tik minti, jie nepritaikyti dirbti su purvu. Kalniniai pedalai, kaip šie, yra naudojami taip pat ir Cycling Cross dviračiams. Jiems leidžia efektyviai veikti įvairiomis sąlygomis, taip pat pritaikyti